Sveiki visi, kurie stebite mus kitapus kompiuterio ekranų. Sveiki visi, kurie esate čia Kaune ir dalyvaujate tiesioginiai Biblijos pranašysčių seminaro transliacijoje pavadinimu Paslaptys karaliai pranašai. Tai yra 9 paskaitų ciklas, kurios metu mes tyrinėjame pranašo Danieliaus knygą, kurioje mes randame pranašystės, kalbančias apie pasaulį ir jo likimą. Pačią Danieliaus knygą sudaro 12 skyrių ir pirmieji 6 skyriai tai yra pasakojimai, pasakojantis apie 4 hebrajų jaunuolių patirtį Babilono tremtyje. Kiti 6 skyriai tai yra vizijos ir regėjimai, kalbantis apie pasaulio likimą, pasaulio istorijos ateitį. Šiame renginyje mes vadovaujamės žinomų Biblijos pranašysčių tyrinėtojo John Pauline pasakytais žodžiais. Pranašystės nėra duotos mums tam, kad patenkintų mūsų smalsumą ateitimi, bet kad išmokytų mus gyventi dabartyje. Todėl šios programos metu mes ne tik tai norim kalbėti apie ateitį, mes ne tik tai norim kalbėti apie istoriją, kuri laukia mūsų netolimoje ateityje, bet taip pat mes norim kalbėti apie šiandieną. Norime kalbėti apie mus, norime kalbėti apie tai, kaip mes galime pasiruošti tai ateičiai. Šią programą sudaro 3 dalys. Pirmoje dalyje mes kartu su manimi tyrinėsime Danieliaus knygą ir kiekvieną vakarą vis skirtingą skyrių. Mes žiūrėsime į patį tekstą, pažiūrėsime į jo kontekstą. Antroje dalyje kartu su pastoriumi Mindaugu mes pažiūrėsime ir pabandysime pritaikyti išmoktas pamokas savo šiandieną. Ir trečioje dalyje, tai yra klausimų ir atsakymų dalis, kurios metu mes pasistengsime atsakyti į jūsų užduotus klausimus. Kaip jūs galite užduoti tos klausimus? Ogi mūsų puslapyje www.pranašystės.com jūs rasite informaciją ir nurodytus telefono numerius bei elektroninio pašto adresą, į kurį galite rašyti ir užduoti savo klausimus. Į tuos klausimus, į kuriuos mes nespėsime atsakyti dėl laiko stokos, mes atsakysime jums sekančią dieną ir jūs mano minėtame puslapyje rasite nufilmuotą medžiagą. Taip pat jūs internetinėme puslapyje galite rasti dalomąją medžiagą ir šiandieną mes tyrinėjame Danieliaus knygą 2 skyrių. Tad visi, kurie esate čia Kaune, jūs galite pasiimti savo dalomąją medžiagą, atsiversti Danieliaus knygą 2 skyrių, o tie, kas sėdite prie kompiuterio ekranų, susiraskite PDF formatu dalomąją medžiagą ir susiraskite 2 skyrių. Taigi, šiandieną mes skaitome Danieliaus knygos 2 skyrių. Ir paskaitykime pirmas 7 eilutes. 2 savo karaliavimo metais karalius Nebukadnecaras sapnavo sapną, taip sukrėtusi jo dvasią, kad jis negalėjo miegoti. Karalius įsakė sušaukti magus, kerėtojus, raganius, chaldėjus, kad jie pasakytų karaliui, ką šis buvo susapnavęs. Kai jie atėjo ir stovėjo karaliaus akivaizdoje, karalius tarė: sapnavau tokį sapną, jog mano dvasia liko sukrėsta noro jį suprasti. Chaldėjai atsakė karaliui aramėjiškai: o karaliau, gyvuok amžinai, papasakok tą sapną savo tarnams ir mes pasakysime, ką jis reiškia. Karalius chaldėjams atsakė: toks mano įsakas, jei neatskleisite man šio sapno ir nepaaiškinsite, tai būsite sudraskyti į kasnelius, o jūsų namai išgriauti. Bet jei atskleisite man šį sapną ir paaiškinsite, tai gausite iš manęs dovanų atpildą ir didžią garbę. Jie antrą kartą atsakė: te papasakoja pirmą karalius tą sapną savo tarnams, tuomet mes galėsime jį paaiškinti. Taigi mes skaitome Danieliaus knygos 2 skyriuje, pirmose eilutėse, kad karalius Nebukadnecaras, Babilono karalystės, Babilono imperijos valdytojas, sapnuoja sapną. Iš tikrųjų, originalo kalba sako mums, kad tai nebuvo vienas sapnas, bet tai buvo sapnai. Taigi mes galime daryti prielaidą, kad tai buvo tam tikra sapnų serija ir aišku, mums tekstas sako, kad tie sapnai sukrėtė jo dvasią. Jis suvokė, kad jis nori juos suprasti, bet iškilo viena nedidelė problema. Jis negali jų prisiminti.
Ir čia mes turėtumėm akimirką sustoti ir truputį pažvelgti į pačių babiloniečių pasaulėžiūrą. Ką jiems reiškia sapnai? Galbūt šiandieną kai kuriems iš jūsų sapnai nieko nereiškia, kitiems galbūt labai daug ką reiškia, bet norint suprasti šį skyrių, mes turim pasižiūrėti, ką babiloniečiams reiškia sapnai, kokią reikšmę jie suteikia jiems. Taigi, 5 faktai apie sapnus. Pirmasis. Babiloniečiams sapnai buvo kaip ir analogija tos nematomos realybės, nematomos tikrovės, dievų tikrovės. Praktiškai žmogus per sapnus galėjo pamatyti tai, ko nei vienas mirtingasis negalėjo pamatyti. Jūs turbūt prisimenat maldą užrašytą Biblijoje Tėve mūsų. Ir ten yra tokie pasakyti žodžiai. Tebūnie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Taigi babiloniečiai suvokė, kad tai, kas vyksta danguje, taip pat ir vyksta žemėje. Jie suvokė, kad dangus ir žemė yra susieti, yra tarsi viena. Todėl sapnai buvo ta priemonė, per kurią jie galėjo susisiekti su ta antgamtiška, nežemiška realybė. Antrasis faktas, babiloniečiams sapnai buvo tolygus realybei. Kaip pavyzdys, jeigu jūs susapnuotumėte Dievą ir matytumėte jį sapne, tai reikštų, kad iš tikrųjų jūs jį matėte. Trečia, negana to, kad babiloniečiams sapnai buvo žinutės nuo dievų, kurie galėjo kažką pranešti ar įspėti juos ar tą žmogų ar valstybę apie ateitį. Taigi sapnai buvo priemonės, per kurias dievai įspėdavo mirtinguosius apie netolimoj ateityje įvyksiančius įvykius. Ketvirta. Kas būdavo, jeigu sapnas būdavo užmirštamas? Jeigu žmogus sapnuodavo sapną ir jį užmirždavo, tai reikšdavo, kad iš tikrųjų jam kalba dievai, nes žmogus užmiršo tą sapną. Ir aišku, jei žmogus užmiršta sapną, tai reiškia, kad kalba dievai, kurie yra ant jo labai smarkiai supykę. Asmeninėme lygmenyje sapno užmiršimas simbolizavo žmogaus gyvenime ir reiškia katastrofą, nes žmogus, kuris sapnuoja sapną, suvokia jo reikšmę, bet negali jo atsiminti, praktiškai atsiduria labai keblioje situacijoje, kadangi jis jokių religinių ritualų pagalba negali pakeisti ar įtakoti to sapno, ypatingai jeigu jis yra blogas ir pranašauja jiems blogą. Todėl labai yra svarbus klausimas, kodėl karalius Nebukadnecaras dega nepaprastai dideliu noru suprasti tuos sapnus. Užbėkime truputį įvykiams už akių ir paskaitykime 29-32 skyriaus eilutes. Tau, karaliau, kai gulėjai lovoje, čia kalba pranašas Danielius, užėjo mintis apie ateities įvykius ir tas, kuris apreiškia paslaptis, atskleidė tau, kas įvyks. O man ši paslaptis buvo apreikšta ne dėl to, kad išmintimi viršyčiau bet kokią kitą gyvą būtybę, bet kad būtų karaliui atskleista sapno prasmė ir suprastum savo širdies mintis. Taigi, šie sapnai yra duoti karaliui Nebukadnecarui tam, kad jis galėtų suprasti savo širdies mintis. Mes iš šių eilučių suprantame, kad jį labai domino ateitis. Jį iš esmės labai domino vienas klausimas, kas bus su juo? Kas bus su jo karalystė, galbūt kaip jo nebus? Ar tai bus amžina karalystė, ar tai bus šlovinga karalystė? Ir jį tai domino. Ir sapnas, kurį dabar karalius sapnavo, arba sapnai, kuriuos jis sapnavo, bet kurių negali atsiminti, būtent kalba apie tai. Ir jis beprotiškai nori tai sužinoti. Taigi, ką daro karalius? Susapnavęs sapnus, negalėdamas jų prisiminti, jis pakviečia sapnų ekspertus. Ir Biblija mums sako, kad jis sukviečia visus magus, kerėtojus, raganius ir chaldėjus. Ir čia yra išvardinti visi, kurie priklausė tuometiniam Babilono religiniam elitui. Visa dvasininkija, kurių pagrindinis vaidmuo arba pagrindiniai vaidmenys buvo du. Pirmasis vaidmuo – žinoti ir paaiškinti dievų valią. Ir antrasis – sutaikyti tikintįjį su Dievu, jei to reikia, ir padėti jam toje ramybėje arba toje taikoje su Dievu išlikti. Taigi,
Mes čia sutinkame magus, kerėtojus, raganius ir chaldėjus. Aš nežinau, ar ką nors jums sako jie, bet pradėkim nuo magų. Magai buvo tie, kurie specializavosi aukų aukojime, tam, kad išgautų iš dievų palankumą ir kurie per maldą ir atliekamus ritualus galėjo išlaisvinti tikinčiuosius iš demonų apsėdimo. Tai iš esmės magai tai yra egzorcistai, kurie turi reikalą su piktosiomis dvasiomis. Paskui kerėtojai. Tai buvo tie, kurie per muziką, maldas mokėjo suminkštinti užsirūstinusių dievų širdis. Ir per tai jie suteikdavo žmogui apsivalymą ir apsaugą. Raganiai. Raganiai, jų darbas buvo žinoti ir aiškinti dievų valią per įvairiausius ženklus, per burtus ir taip toliau. Ir paskutinieji, tai buvo chaldėjai arba astrologai. Ir iš tikrųjų iš Babilono ateina astrologiniai įvairiausi spėjimai ir horoskopai. Ir jų tikslas ir specializacija buvo, žiūrint, stebint dangaus kūnus, nuspėti tiek žmonių, tiek valstybių ateitį. Skaitykime toliau. Taigi jis, karalius, sukviečia magus ir kerėtojus, bet jis susiduria su viena problema. Nes tie magai, kerėtojai, burtininkai ir chaldėjai negali jam paaiškinti to sapno, nes jie jo nežino, kadangi karalius jo neprisimena. Skaitykime 8 eilutę ir toliau. Atsakydamas karalius tarė, man aišku, kad jūs norite laimėti laiko, nes žinote, jog mano įsakas duotas. Jei neatskleisite man sapno, jums tai yra tik tai vienas sprendimas. Jūs susimokę kalbėti melagingais ir apgaulingais žodžiais, kol nepasikeis aplinkybės. Tad papasakokite man tą sapną, kad aš žinočiau, jog galite man jį paaiškinti. Ir dabar labai svarbus chaldėjų ir visų tų religinių išminčių atsakymas. Chaldėjai atsakė karaliui tiesiai į akis. Klausykite. Žemėje nėra nei vieno, kuris galėtų patenkinti karaliaus reikalavimą. Ir iš tikro, joks karalius, kad ir koks didis ir galingas, niekad nereikalavo tokio dalyko iš kurio nors mago, kerėtojo ar chaldėjo. Dalykas, kurio reikalauja karalius, per daug sunkus ir niekas kitas negali jo karaliui atskleisti, kaip dievai, kurių buveinė ne tarp mirtingųjų. Ar girdite, ką sako tie išminčiai? Tai, ko reikalauja karalius, nežiūrinti tai, koks jis galingas ir didis, to reikalavimo negali išpildyti nei vienas magas, chaldėjas, burtininkas ir taip toliau. Kodėl negali jo išpildyti? Todėl, kad tie dievai, į kuriuos jie tiki, negyvena tarp mirtingųjų. Kodėl? Todėl, kad tie dievai nesidalina savo paslaptimis ir įvairiausiomis mintimis su mirtingaisiais. Taigi, ką mes iš to sužinome apie babiloniečių religiją? Ogi sužinome tai, kad babiloniečių religija buvo paremta tik tai tuo, ką gali žmogus. Joje paprasčiausiai buvo trūkumas apreiškimo. Apreiškimo iš dievų, kurie nelabai norėjo tais apreiškimais dalintis su mirtingaisiais. Taigi, tie burtininkai, magai jaučiasi visiškai bejėgiai, ne tiek galbūt negalėdami paaiškinti to sapno, kiek negalėdami jo pasakyti, koks tai sapnas ir kas tai per sapnas buvo. Toliau mes skaitome 12 eilutėje, kaip reaguoja karalius, gavęs tokią žinią iš savo kunigų ir išminčių. Dėl to karalius taip įtūžo, kad įsakė išžudyti visus Babilono išminčius. Paskelbus įsaką, kad visi išminčiai turi būti nužudyti, buvo ieškoma ir Danieliaus bei jo draugų, kad ir jie būtų nužudyti. Taigi, pirmame mes skyriuje sutinkame 4 hebrajų jaunuolius, kurie praėję Babilono burtininkų mokyklą, baigė universitetą, dabar tarnauja karaliui Nebukadnecarui kaip išminčiai. Ir kadangi karalių užrūstino visi burtininkai ir išminčiai, negalėdami pasakyti ir papasakoti sapno, taigi pavojus gresia ir tiems 4 hebrajų jaunuoliams. Ką jie daro? Jie nueina pas tą žmogų, kuris atsakingas už tų magų burtininkų nužudimą, sunaikinimą, ir paprašo susitikimo su karaliumi. Danielius nueina pas karalių ir paprašo tiesiog laiko, kad jis duotų jam
Ir po kažkurio laiko Danielius pasižada ateiti ir ne tik tai pasakyti, koks tai buvo sapnas, bet ir paaiškinti jo prasme. Taigi jis grįžta namo ir su savo 3 draugais meldžiasi savo Dievui. Ir mes skaitome toliau 19 eilutėje. Paslaptis buvo apreikšta Danieliui nakties regėjime ir Danielius šlovino dangaus Dievą. Taigi Danieliaus ir jo 3 draugų Dievas yra Dievas, kuris dalinasi paslaptimis. Yra Dievas, kuris apreiškia. Ir tolimesni skyriai mums parodys, kad tai yra ne tik tai Dievas, kuris dalinasi ir apreiškia, bet tai yra Dievas, kuris gyvena tarp mirtingųjų. Ir gavęs šį apreiškimą, Danielius su savo draugais meldžiasi ir šlovina Dievą. Skaitykime, Danielius tarė, tebūna pašlovintas Dievo vardas nuo amžių per amžius, nes jo yra išmintis ir galybė. Jis keičia laikotarpius ir metų laikus. Pašalina ir į sostą pasodina karalius, suteikia išminčiams išmintį ir išmanantiems pažinimą. Jis apreiškia, kas gilu ir paslėpta. Jis žino, kas yra tamsybėje, nes jame yra šviesa. Tau, mano protėvių Dieve, aš dėkoju ir tave giriu, nes davei man išminties ir jėgų. Dabar tu apreiškiai, ko tavęs prašėme. Apreiškiai mums karaliaus sapną. Taigi, padėkoja Dievui už tą sapną, už jo apreiškimą. Dabar Danielius skuba pas karalių papasakoti sapno ir išaiškinti jo prasme. Taigi, paskaitykime toliau nuo 31 eilutės. Danielius sako, tu karaliau, matei regėjimą. Štai didžiulė statula. Ši statula milžiniška ir nepaprasto spindesio. Jis stovėjo priešais tave ir jos išvaizda kėlė tau baimę. Tos statulos galva buvo gryno aukso, krūtiniai rankos sidabro, pilvas ir šlaunis žalvario, kojos geležies, o pėdos iš dalies geležies ir iš dalies molio. Tau beregint buvo atkirstas nuo kalno akmuo, bet ne žmogaus rankomis, ir jis trenkėsi į statulos geležies ir molio pėdas ir sutrupino jas į šipulius. Tuomet geležis, molis, žalvaris, sidabras ir auksas viskas iš karto sudrėjo į šipulius ir tapo tarsi pelai vasaros klojimuose. Vėjas juos nupūtė, nepalikdamas nė pėdsako, bet akmuo trenkęs į statulą virto dideliu kalnu ir pripildė visą žemę. Žinote, jeigu karalius Nebukadnecaras būtų paaiškinęs ir papasakojęs šitą sapną savo išminčiams, jie greičiausiai jį būtų paaiškinę. Nes statulos įvaizdis buvo gana įprastas, vaizduojant žmonijos ateitį, žmonijos ir istorijos tėkmę. Ir ypatingai tai naudojo egiptiečių astrologai. Kai mes žvelgiame į šį sapną, matydami tą didelę statulą, kuri kėlė baimę karaliui, mes matome, kad jinai sudaryta iš įvairiausių metalų – aukso, sidabro, vario, geležies ir pėdos iš geležies ir molio. Ir kai mes žiūrime į ją, mes matome, kad metalai einant žemyn nuvertėja. Ir iš esmės tai kalba apie civilizacijos nusiritimą, kuris nesitęs amžinai. Taip pat mes čia sutinkame 4 motyvą. Kasgi tai yra? Senovės pasaulyje žmonės naudojo 4 motyvą, skaičiaus 4 motyvą, apibūdinti žemiškąjį išmatavimą. Turbūt visi esate girdėję apie 4 pasaulio pusės, apie šiaurę, rytus, pietus ir vakarus, kurie simbolizuoja visą žemiškąjį išmatavimą. Aišku, taip pat mes sutinkame 4 išminčių kategorijas šitame skyriuje. Mes sutinkame magus, burtininkus, chaldėjus ir kerėtojus. Mes sutinkame 4 hebrajų jaunuolius. Mes sutinkame ir matome, skaitome apie 4 išminčių argumentus, kodėl jie negali paaiškinti karaliui sapno. Ir mes matome 4 veiksmus, kuriuos daro Dievas Danieliaus maldoje.
Jis pasodina į karalius į sostus, jis suteikia išminčiams išmintį ir pažinimą, apreiškia, kas gilu ir paslėpta, ir apreiškia galiausiai sapną. Ir mes matome galiausiai 4 tos didelės statulos metalus - auksą, sidabrą, bronzą ir geležį. Taip pat čia mes sutinkame 5 motyvą, kaip 4 imperijos yra pakeičiamos 5 imperija. Ir šis motyvas taip pat senovės žmonėms buvo labai gerai pažįstamas. Šiuo atveju kalbama apie kažkokią 5 karalystę arba taip vadinamą akmens ar kalno karalystę. Ir iš tikrųjų tas 5 skaičius arba tas 5, ta 5 karalystė, jis simbolizuoja nežemiškąją karalystę, kadangi tos pirmos 4 karalystės simbolizuoja žmogiškas karalystės ir žemiškos karalystės neviršyje 4 karalysčių ciklo. O dabar užmeskime akį į ekraną. Taigi, ką mes čia matėme? Mes matėme, kad auksinė galva, kaip ir Danielius kreipėsi į karalių, o karaliau, tu esi aukso galva. Taigi, pirmoji karalystė yra Babilono karalystė. Antroji karalystė, sidabrinė karalystė, yra Medo-Persijos karalystė. Trečioji karalystė yra Graikija arba Didžioji Graikijos imperija. Ir iš tikrųjų, skaitant Danieliaus knygą, skaitant ypatingai vėliau 7, 8 ir 9 skyrius, 10, 11 ir taip toliau, mes galime iš Danieliaus knygos pamatyti ir rasti, kad pirmosios 3 karalystės yra įvardintos: Babilonas, Medo-Persija ir Graikija. Tačiau 4 karalystė, kurią sudaro 2 dalis, kaip pastebėjot, geležinės kojos, pirmoji dalis, ir antroji dalis buvo geležies ir molio pėdos. Ir tai yra karalystė, kuri prasideda kaip politinė karalystė, bet užsibaigia kaip politinė religinė karalystė, kadangi puodžiaus molis simbolizuoja religinį aspektą. Taigi klausimas mums visiems, kalbant apie 4 karalystę, kuri iš esamų imperijų ar karalysčių prasidėjo kaip politinė, bet užsibaigė kaip politinė religinė. Ir aišku, Danieliaus knygoje mes nerasime atsakymų. Bet ką mums padeda? Mums padeda šiandieną istorija. Ir iš istorijos mes matome, kad metalas arba geležis tai yra politinė Romos imperija. Kai tuo pačiu antroji tos karalystės, ketvirtosios karalystės dalis, geležies ir molio karalystė, tai būtent yra politinė religinė Roma. Ir įdomiausia, kad sudėjus tų abiejų karalysčių iki šių dienų valdymą ir klestėjimą, tai apima daugiau nei 2000 metų ir tai iš esmės prilygsta beveik amžinai karalystai. Ką mes skaitome, kokia yra ta 4, ta būtent geležies ir molio karalystė. Kokia yra jos charakteristika? Paskaitykim nuo 41 eilutės.
Kojos ir pirštai kaip regėjai buvo iš dalies iš podžiaus molio ir iš dalies iš geležies. O tai reiškia, kad ji bus suskilusi karalystė, tačiau turės šiek tiek geležies tvirtumo, nes kaip regėjai geležis buvo sumaišyta su paprastu moliu. Kaip kojų pirštai buvo iš dalies geležiniai ir iš dalies moliniai, taip ir karalystė bus iš dalies tvirta ir iš dalies trapi. Kaip regėjai geležis buvo sumaišyta su paprastu moliu, o tai reiškia, kad jį maišysis vedybomis vieni su kitais, tačiau nebus vieningi, lygiai kaip geležis nesimaišo su moliu. Ir iš tikrųjų ta ketvirtosios karalystės, ta antroji dalis yra labai įdomi, nes tai yra paradoksinė karalystė. Ji iš dalies yra stipri, iš dalies yra labai silpna. Taigi, bet žinote, karalius Nebukadnecaras, jis nieko nežinojo apie Romą, jis nieko nežinojo apie Graikiją. Apie ką jis galėjo žinoti? Jis galėjo žinoti apie save, savo karalystę ir apie galbūt Medų Persų karalystę, kuri gali pakeisti jo karalystę. Taigi labai svarbus klausimas, į kurį mes turime atsakyti, o ką Dievas norėjo pasakyti karaliui Nebukadnecarui per šį sapną. Kokią žinią Dievas norėjo nusiųsti karaliui Nebukadnecarui. Arba kitais žodžiais, kas yra šio sapno vinis? Ogi šio sapno vinis tai nėra statula. Šio sapno vinis yra penktoji karalystė, akmens ar kalno karalystė. Ir pastebėkite, kai kalbama, kaip yra kalbama apie šitą karalystę. Mes skaitome nuo 44 eilutės. O anų karalių dienomis dangaus Dievas įkurs karalystę, kuri niekada nebus sunaikinta. Ši karalystė nebus perduota kitai tautai. Jis sutrupins į šipulius visas anas karalystės ir padarys joms galą, o pati tvers amžinai. Kaip tavo regėtasis akmuo, atskirtas nuo kalno ne žmogaus rankomis, sutrupino į šipulius geležį, žalvarį, molį, sidabrą ir auksą, didysis Dievas parodė karaliui, kas įvyks ateityje. Sapnas yra tikras ir jo aiškinimas yra tikras. Taigi, ką mes matome? Ta penktoji karalystė prasideda nuo didelio kalno. Ir babiloniečių suvokimu kalnas tai buvo ta vieta, kur gyveno dievai. Taigi, nuo kalno atskyla akmuo, kuris trenkia į tos statulos silpniausią dalį, geležies ir molio pėdas, sutrupina tą statulą į šipulius, sako, nelieka iš jų nieko, vėjų papūtus, nelieka net pėdsako, kad kada nors jinai egzistavo ir vėl tas akmuo pripildo visą žemę, vėl tapdamas kalnu. Kokios yra šios penktosios karalystės bruožai ir charakteristika? Aišku, jie nelabai patiko pačiam karaliui Nebukadnecarui, kadangi tos karalystės charakteristika buvo tokia, kokios jis norėjo savo Babilono imperijai. Taigi, kokia buvo ši paskutinioji penktoji karalystė? Biblija mums sako, kad ji niekada nebus sunaikinta, ji nebus niekada perduota kitai tautai, ji sutrupins į šipulius visas kitas karalystės, joms padarys galą ir galiausiai pati tvers amžinai. Ši penktoji karalystė neturi nieko bendro su pirmosiomis keturiomis karalystėmis. Taigi, ši karalystė, penktoji karalystė, akmens karalystė, yra svarbiausia karalystė. Tai yra šios skyriaus vinis. Ir ką Dievas nori pasakyti karaliui Nebukadnecarui, būtent papasakoti apie tą penktą karalystę, kurios viešpatavimas tęsiasi amžinai. Ir kokia jinai yra? Jinai yra vienalytė, jinai yra vieninga, jinai yra neįveikiama, jinai yra nenugalima ir ji yra amžina. Jeigu statula simbolizuoja žmogišką valdymą, geriausia, ką žmogus gali sukurti, taigi kalno arba penktoji karalystė simbolizuoja geriausia, ką Dievas gali sukurti. Taigi, regėjus šitokį sapną, kas belieka pačiam karaliui? Paskaitykime, kas belieka jam daryti. 47 eilutė ir toliau. Kreipdamasis į Danielių, karalius tarė, iš tikrųjų jūsų Dievas yra dievų Dievas, karalių viešpats ir paslapčių apreiškėjas.
nes tik jis įgalino tave atskleisti šią paslaptį. Taigi karalius Nebukadnecaras suvokia, prisiliečia prie to galingo Dievo, kuris gyvena tarp mirtingųjų, kuris apreiškia giliausias paslaptis, kuris dalinasi savo paslaptimis, tam, kad karalius žinotų, kas laukia ateityje, tam, kad patenkintų karaliaus smalsumą. Ir toliau, tuomet karalius labai išaukštino Danielių, apipylė jį puikiomis dovanomis ir padarė visos Babilono srities valdytojų bei visų Babilono išminčių seniūnų. Danieliaus prašymu karalius paskyrė Šadrachą, Mešachą ir Abednegą valdyti Babilono sritį, o pats Danielius pasiliko karaliaus dvare. Sveiki visi, susirinkę vėl į mūsų Danieliaus knygos tyrinėjimo seminarą. Šiandien yra antras vakaras ir aš dėkoju Giedriui už tą įvadą į antrą Danieliaus skyrių. Ir aš tikiu, kad yra labai svarbu pats tekstas. Mano dėstytojas yra pasakęs, kad tekstas be konteksto yra pretekstas. Ir dažnai žmonės tiesiog pasitikė tuo, ką žmonės sako apie Bibliją ar apie bet kokią kitą šaltinį, galvodami, kad tai, kas yra sakoma, yra iš tikrųjų taip, bet yra labai gerai pasižiūrėti į tai, kas tekste konkrečiai yra užrašyta. Ir šiuo atveju aš dėkoju Giedriui už tą įvadą, už tą įžangą. Ir aš tikiuosi, kad jums darosi aiškiau ta pati knyga, nors tai antras skyrius dabar. Bet dabar antras skyrius iš tikrųjų atitinka tą pavadinimą šito seminaro. Paslaptys, karaliai ir pranašai. Apie paslaptis. Giedrius kalbėjo vėlgi apie tą babiloniečių kultūrą, kaip jie supranta sapnus. Apie bandymą paaiškinti ir kaip karalius suprato ir koks jo buvo požiūris į sapnus ir kaip Danielius visame tame plane įsipaišo. Bet vėlgi aš norėčiau pasižiūrėti daugiau visos Biblijos kontekste apie tai, kas galbūt yra rašoma tame skyriuje ir akcentuoti tai, kas mano manimu galėtų būti jums ir man svarbu. Aš galvoju apie šitą skyrių, kažkodėl šitam skyriui norėjusi duoti pavadinimą. Ir šitam skyriui aš daviau pavadinimą Dievų dvikova. Nes iš tikrųjų čia, kada karalius matė sapną, jis galvojo, kad čia yra žinia iš dievų. Ir jisai sukvietė savo visus aukščiausius patarėjus, prašydamas, kad jie paaiškintų to Dievo žinią. Bet Danieliaus nebuvo tarpe tų žmonių. Ir galbūt tai buvo Dievo numatyta, kad Danielius ateitų vėliau ir pasimtų visą šlovę. Bet tie žmonės, kurie atėjo, jie sako, karaliau, tu prašai mūsų neįmanomo dalyko. Ta paslaptį žino tik tais dievai, bet jie su mumis nebendrauja. Ir staiga šita eilutė tampa pagrindinė, vos ne pagrindinė šitos skyriaus eilutė. Kas žino paslaptį ir kas ją gali pasidalinti. Ir šito istoriją skaitydami mes matome, kad Danieliaus dievas, žydų dievas yra tas, kuris žino paslaptį ir faktiškai jisai apreiškia karaliui tą paslaptį. Karalius kreipėsi į savo patarėjus ir vėlgi tos 4 grupės, Giedrius apie tai kalbėjo. Jisai klausė būrėjų, jisai klausė astrologų, jisai klausė tų, kurie bendrauja su mirusiaisiais, klausė filosofų, mokslininkų, ar galit man padėti suprasti tą žinią iš dievų. Ir nei vienas iš jų negalėjo jam padėti. Esminis klausimas, kas žino tą paslaptį. Mes esame apseisti, mums patinka paslaptis. Mes netgi turime tokius pasakymus, kad informacija yra galia. Tas, kas žino informaciją, tas turi galę prieš kitą žmogų. Ir gyvename informacinėje visuomenėje, kada atrodo, kuo daugiau žinai, tuo daugiau galios turi. Ir jeigu tu paslapti žinai to, ką nežino kiti, tu esi pranašesnis už tuos žmonės. Slaptos organizacijos žmonės labai žavi.
konspiracijos teorijos, yra bandymas išsiaiškinti tą paslaptį, kuri yra slepiama nuo visuomenės. Ir tie, kurie žino, jaučiasi pranašesni, nori pasidalinti su kitais. Šiandien aš noriu kalbėti ne apie tai, bet knygynuose teko matyti turbūt ir jūs. Ir jūs čia susirinkę matėte knygą, kurios pavadinimas kaip tik yra paslaptis. Knyga bestselleris, daugybė žmonių skaito. Daugybė krikščionių, daugybė tikinčių skaito. Teko lėktuve susipažinti su vienu žmogumi. Aš laikiau Bibliją ir skaičiau krikščionišką literatūrą, kitas žmogus lygiai taip pat uoliai laikė savo rankose, kaip aš laikiau Bibliją, tą knygą paslaptis. Ir jisai dalinosi, kaip ta knyga pakeitė jo gyvenimą. Ir apie ką šitą knygą? Daug nekalbėsiu, nereklamuosiu tos knygos, bet ta knyga turbūt labai gerai apibrėžia tai, ko žmonės visą laiką siekia arba į ką žmonės labai seniai jau gilinasi. Ir netgi tos knygos įžangoje yra pasakyta, kad tą paslaptį žinojo daug kas. Jis ateina netgi nuo Babilono laikų. Ir mane tai suintrigavo, netgi nuo Babilono. Tai reiškia, netgi tada jau užuomazgos tos paslapties arba paieškos jau buvo prasidėję. Yra vardinami žmonės, kurie tą paslaptį atrado ir jinai yra siūloma jums. Ir kas yra ta paslaptis? Ta paslaptis yra traukos dėsnis. Vadinasi, tai, koks aš esu, jau labai sutrumpinu ir supaprastinu tą dėsnį, tai, koks aš esu, aš pritraukiu tai, kas yra aplink. Jeigu aš esu savo mintyse nusiteikęs kritiškai ir blogai ir galvoju, man niekada nepasiseks, aš niekada pinigų neturėsiu, aš esu nevykėlis ir tos mano mintys, jos pradeda traukti tą visą neigiamą dalyką iš aplinkos. Bet jeigu aš esu optimistas, jeigu aš pasiryžęs daryti gerą, jeigu aš galvoju gerai ir jeigu pradedu elgtis kaip turtingas, jeigu pradedu elgtis kaip dosnus, kaip turintis jau dalykus, kurių dar šią akimirką aš neturiu, aš staiga pradedu traukti tuos dalykus į savo gyvenimą ir staiga aš jau pradedu turėti, mano gyvenime tie dalykai pradeda materializuotis. Tai, kas iš pradžių buvo tik tais mano mintyse, tai pradeda materializuotis, realizuotis mano asmeninėme gyvenime. Aišku, tokių knygų yra, nebūtent tokių, bet panašių knygų yra knygynuose daugybė. Apie tai, apie mūsų pasąmonės galią, apie mūsų minčių galią, kaip mes savo mintimis galime įtakoti ne tik tais savo vidinę gerovę, kaip mes galime įtakoti aplinką, kuri yra čia, dabar, šalia mūsų. Aš irgi esu už pozityvų mąstymą. Biblijoje yra pasakyta, galvokite tik tais tai, kas gera, kas kilnu, kas teikia malonę klausytojams, kas pakelia, kas išaukšta. Negalvokite apie tai, kas žemina. Pozityvus mąstymas yra biblijinis, bibliškas, tai nėra nieko blogo. Mintis iš tikrųjų įtakoja mūsų savijautą. Ir mintis iš tikrųjų gali nulemti mūsų pasirinkimus. Ir netgi situacijas. Mintis gali nulemti požiūrį į tam tikrus dalykus ir mūsų pasirinkimus, žinoma, taip pat. Bet kada man daugiau teko gilintis į tai, į tos knygos filosofiją, aišku, ir daugiau yra knygų parašyta panašia tematika, tiesiog teko labiau gilintis, iš kur ateina tas toksai supratimas. Nes viskas mūsų mintis, visas mūsų požiūris yra susijęs su tam tikra pasaulėžiūra. Jeigu mes keičiame pasaulėžiūrą, keičiasi mūsų požiūris ir į gyvenimą. Ir šiuo atveju aš pradėjau domėtis tos knygos pasaulėžiūrą. Ir žinote, pasaulėžiūra yra, vėlgi, yra bandoma remtis Biblija. Biblijoje Išėjimo knygoje, kada Mozė susitiko su Dievu, Dievas ir Mozė pasakė, koks yra tavo vardas, kaip man pristatyti tave žydams, kurie jau 400 metų yra Egipto vergystėje. Ir Dievas pasakė, mano vardas yra aš esu, kas esu. Ir staiga buvo paimtas būtent tas Dievo vardas šitos knygos autorių ir panaudotas kaip tas pagrindinis principas, traukos dėsnis. Taitum Dievas šitame varde atskleidžia tą paslaptį, kad tu esi tai, kas iš tikrųjų esi savo viduje. Tu savo vidumi, savo mintimis gali kurti realybę. Faktiškai tu gali tapti
Dievas savo gyvenimą. Tu gali tapti Dievas, kūrėjas savo gyvenimo. Tu gali savo mintimis sukurti tai, ką tu nori. Daugelis iš mūsų, anot tos knygos, kūrėme gyvenimą tokį, koks mums yra nepalankus. Bet tie, kas žino tą paslaptį, tampa kūrėjai, jie tampa dievais. Nenoriu kalbėti daugiau apie šitą knygą, bet jau ne pirmas kartas, kada aš girdžiu pasiūlymą tapti dievais. Mes jau pirmą susitikimą savo skaitėme pradžios knygo, 3 skyrių, apie tai, kada Dievas sukūrė tobulą visuomenę. Gerai, dar visuomenės nebuvo, buvo tik pirmoji šeima, Adomas ir Ieva. Dievas sukūrė viską tobulai, pasodino gėrio ir blogio pažinimo medį. Gerai, vakar aš todžiau čia, gėrio ir blogio pažinimo medis. Ir gyvybės medis. Ir Dievas žmogui leido pasirinkti, ką tu nori rinktis. Arba gyvybė, taip kaip aš sukūriau, principai visi, visata tokia, kokią aš tau duodu, jeigu tau patinka, imk ją. Ir simbolis to yra tas medis. Jeigu tu renkiesi mano pasiūlytą kelią, Dievas sako, simbolis yra gyvybės medis. Jeigu renkiesi kitą kelią, štai simbolis yra gėrio ir blogio pažinimo medis. Ir mes skaitome 3 skyriuje, kad žaltys buvo sumanesnis už visus kitus laukinius gyvūnus, kurios viešpats Dievas buvo padaręs. Ir jisai paklausė moterį, ar tikrai Dievas sakė, nevalgykite nuo jokio medžio sode. Ar tikrai taip Dievas sakė? Dievas sako, taip, sodo medžių vaisiaus mes galime valgyti, tik apie vaisių to medžio, kuris sodo viduryje, Dievas sakė, nuo jo nevalgykite, neįlieskite, kad nenumirtumėte. Ieva šiek tiek interpretuoja Dievo žodžius, bet taip Dievas ir pasakė, nevalgykite, kad nemirtumėte. Ir atkreipkite dėmesį, ką sako žaltys. Žaltys atsako, jūs tikrai nemirsite? Ne, nes Dievas gerai žino, kad atsivers jums akis, kai tik jo užvalgysite ir jūs būsite kaip Dievas, žinantis gerą ir blogą. Pats pirmas melas buvo pagristas tuo, kad Dievas nuo mūsų slepia kažką. Jisai slepia nuo mūsų tai, kas iš tikrųjų mūsų gyvenimą daro nevisaverčiu. Paslaptis yra tai, kad mes galime būti dievais. Dievas slepia nuo to, o žmogus nori tai sužinoti. Ir tas žaltys, mes iš Apreiškimų knygos žinome, kad žaltys yra šėtonas. Vadinasi, tą pačią mintį, tą pačią pasaulėžiūrą mums perša ne kažkas tai labai neutralaus ir mums gero linkinčia. Tai perša jėga priešinga Dievui, velnias. Jūs galite būti dievai. Jums nereikia kito dievo. Jūs esate dievai. Jūs galite būti kūrėjai savo gyvenimo. Jums nereikia, kad kažkas kištųsi į jūsų gyvenimą. Jūs patys esate dievai. Ir šita pasaulėžiūra, aš kaip minėjau, jinai persismelkia į visas mūsų gyvenimo sritis. Mums nereikia, kad kažkas nurodinėtų. Mes patys galim spręsti. Bet tai labai senas melas. Ir tai, kad ta knyga parduodama labai plačiai ir daugybė žmonių perka, tai tik tais parodo, kaip žmonėms yra patrauklus, kaip žmonėms yra patrauklus tas gėrio ir blogio pažinimo medis. Ir ta paslaptis, kurią tarytum parduoda velnias mums. Kaip minėjau, pozityvus mąstymas yra geras dalykas. Bet Dievas yra Dievas, mes esame kūriniai. Tas, kas bando jums pasakyti, kad jūs esate Dievas, kūrėjas, galite savo gyvenimą, kokį norite susikurti, jisai parduoda jums melą. Jūs galite įtakoti savo gyvenimą savo pasirinkimais, bet vis tik tais mes nesame dievai. O kas yra tikrasis Dievas? Vėlgi, antrame Danieliaus knygos skyriuje irgi kyla tas klausimas, gerai, kuris tas Dievas galingesnis? Kas tas Dievas? Kuris atsakys? Ar babiloniečių dievai atsakys? Ar hebrajų Dievas atsakys? Aš noriu pacituoti iš pranašo Izaijo 45 skyriaus. Ten yra kalbama 2 dalykai arba 2 skiriamieji bruožai, kurie parodo, kurie leidžia atskirti, kuris Dievas yra tikras, kuris Dievas yra netikras. Aš skaitysiu iš pranašo Izaijo knygos 45 skyriaus 18 eilutę.
Čia pranašas sako, taip kalba Viešpats, kuris sukūrė dangų, jis Dievas, kuris paruošė ir padarė žemę, davė jai pradžią, jis, kuris nesukūrė jos dykos, bet padarė ją gyvenamą. Aš esu Viešpats ir be manęs nėra kito. Tikras Dievas yra tas, kuris yra kūrėjas. Ir kūrėjas ne kėdės, stalo ar namo. Kūrėjas visko, ką mes matome, visos gamtos, viso fizinio ir ne tik pasaulio. Dievas yra tas, kuris yra kūrėjas. Visi kiti nėra dievai. Jie gali save tai pateikti, bet jie nėra dievai. Ar jūs esate kūrėjas? Ar aš esu kūrėjas? Ar man pavyko iš nieko padaryti kažką, sukurti kažką? Ar man pavyko įkvėpti kažkam tai gyvybę? Tik tais Dievas tai gali padaryti. Antras bruožas – Dievo. Yra užrašytas tame pačiame skyriuje nuo 20 eilutės. Toliau yra sakoma, pranašas sako, susirinkite ir ateikite, prieikite arčiau, tautų likučiai. Neišmano nieko tie, kurie nešiojasi stabus iš medžio ir meldžiasi Dievui negalinčiam išgelbėti. Vėlgi atkreipkite dėmesį, tam žina kova, kas yra tikrasis Dievas. Eikite šiandien, drauge pasitarę ir pasakykite, kas paskelbė tai kadaise, išpranašavo tai iš anksto, argi ne aš, Viešpats, be kurio nėra kito, tik aš vienas teisingas ir išvaduojantis Dievas. Dievas čia kreipia žmonės ir apeliuoja juos kreipti dėmesį į tai, gerai, kas žino paslaptį, kas jums papasakojo apie dalykus iš anksto. Ir jisai sako, tik tais aš, vienintelis, galiu tai padaryti. Taigi du dalykai, kurie sprendžia, kas yra tikrasis Dievas. Jeigu jūs norite pasirinkti tikrąjį Dievą, paklauskite gerai, ar jis yra kūrėjas ir ar jisai žino paslaptį. Paslaptis. Žino, gali atskleisti tas paslaptis. Ir šiuo atveju aš nekalbu tik tais apie paslaptis tokias, kad jeigu jūs nueinate pas kažką ir tas žmogus bendrauja su dvasiomis arba tiesiog, nežinau, turi tų galių ir sako, žinai, aš mačiau, kad tu valgiai, kokį sumuštinį tu valgiai šiandien ryte sėdėdamas vienas. Ir daugelis žmonių, kada išgirsta tokį dalyką, kada jiems valgant pusryčius nieko nebuvo šalia ir jie vieninteliai žino tą dalyką ir kada kitas žmogus jiems apie tai papasakoja, žmonės lieka šokiruoti. Jis turi galių, reiškiasi. Galbūt galima juo pasitikėti ir sprendžiant apie kitus dalykus. Bet šiuo atveju mes kalbame ne tik tais apie praeities žinojimą. Apie tai, ko niekas kitas nežino. Piktosios dvasios anot Biblijos taip pat gali žinoti. Jos gali pasakyti kai kuriems žmonėms apie dalykus, kurių mes niekada negalėjome, niekada nepasakojame niekam. Ir niekas kitas apie juos negalėjo žinoti. Ir kaip greitai mes tokiems tarpininkams, tokioms dvasioms atiduodame vieninteliam Dievui priklausančią garbę. Galvodami, kad jeigu jie gali tai padaryti, pasakyti mums, atskleisti mums paslaptis, kurių niekas kitas negali atskleisti, jie yra verti pagarbos, mes klausysime ir vadovausimės jų patarimais ir kitose gyvenimo srityse, kitais gyvenimo klausimais mes klausysime, ką sako jie. Bet aš noriu priminti du dalykai. Tas, kuris yra kūrėjas, tas, kuris žino paslaptį. Ir Danieliaus antras skyrius kaip tik pasakoja apie tai, kaip Dievas atskleidžia paslaptį karaliui Nebukadnecarui. Ir mes skaitome, kad karalius matė sapną, ar ne, matė didžiulę statulą, kuri buvo iš aukso, kuri buvo sudaryta iš skirtingų metalų ir kad tie skirtingi metalai simbolizuoja karalystės, kurios ateis nuo Babilono laikų, kurios ateis ir rodys savo valdžią šitoje žemėje. Ir kad jos bus 4. Vadinasi, mes vis dar gyvename 4 karalystės periode. Mes žinome, kad Romos imperija buvo ta 4 karalystė, bet anot dieviško apreiškimo jinai niekur nedingo. Mes toliau gyvename, tik tais jinai įgavo kitokią formą. Ir vėlgi yra žmonių bandymų tą formą vis tik tais išlaikyti, suvienyti tautas. Grįžtant prie to šlovingos istorijos, ankstesnės istorijos. Ir Biblija sako, kad nebus 5 karalystės šitoje žemėje, o 5 karalystė bus dieviška, nežemiška, akmens karalystė.
Dievas atskleidžia paslaptį ne tokią, kur kas įvyks rytoj galbūt, arba po metų, arba kalba labai vangiai apie dalykus, kurie bus ateityje. Dievas labai aiškiai jau prieš kelis tūkstančius metų nubrėžė žmonijos istoriją, kad jinai turi pradžią ir jinai turės pabaigą. Tik vienintelis Dievas gali tai daryti. Ir mums iškyla klausimas, kokiais dievais mes norime pasitikėti. Ar norime pasitikėti tuo, kuris yra kūrėjas, apie kurį kalba Biblija, tas, kuris sukūrė viską, ką mes matome, sukūrė ir mus, ir tas, kuris mums apreiškia paslaptį. Tyrinėkit pačią knygą Danieliaus. Žiūrėkite, ar ta paslaptis iš tikrųjų atskleidžiama taip jau suprantamai ir aiškiai, ir ar Dievas iš tikrųjų gali tai padaryti. Tad šitie dalykai yra labai svarbus. Taigi Dievas apreiškia paslaptį Danieliui ir karaliui tuo pačiu. Ir karalius, manau, liko pamalonintas, nes anot paties Dievo vertinimo, jis yra galva visų karalysčių, auksinė galva. Ir toliau kiti metalai simbolizuoja kitas karalystės. Ir Biblija sako, kad karalius sapne regėjo akmenį atplėštą ne žmogaus rankomis, kuris trenkėsi į statulos kojas ir sugriovė visą statulą. Pakilo vėjas, jas kaip pelus visas karalystės išblaškė, bet tas akmuo pavirto didžiuliu kalnu pripildžiusiu visą žemę. Vadinasi, bus kita karalystė. 5. karalystė. Ir tada man iškyla klausimas natūraliai. Kaip man tapti tos karalystės piliečiu? Jis sakoma, kad jinai tvers amžinai. Čia nurodoma į nežemišką karalystę, kuri bus žemėje, bus įkurta žemėje. Visos Biblijos mokymas yra apie tai, kad nesibaigia viskas šiuo gyvenimu. Kad Dievas yra numatęs žmonėms amžinai gyvenimą. Turbūt tie, kas stebite šią internetinę transliaciją, ir tie, kas esate čia ir sėdite stebėdami gyvai, turbūt savo gyvenime susidūrite su tokiais žmonėmis, kurie jums papasakoja arba pasiūlo, tie uolūs krikščionys, kurie sako, kad pasirinkite Dievą ir gausite amžinai gyvenimą. Ir iš tikrųjų Biblija apie tai kalba. Dievo tikslas buvo nuo pat pradžių, kad mes valgytume nuo to gyvybės medžio ir gyventume amžinai. Žmogus padarė klaidą pasirinkdamas visai kitą kelią. Ir Dievas savo apvaizdą leido žmogui, kad tas pasirinkimas subrandintų, atneštų savo vaisių, kad kitą kartą žmogus nebenorėtų rinktis kito kelio, kuris atneša tik tai skausmą, liūdėsi, nusivylimą, kad rinktųsi tai, kas siūlo amžinai gyvenimą. Ir Biblija sako, kad Dievas ruošiasi atkurti šitą žemę naujai, taip kaip jisai buvo sukūręs ją pačioje pradžioje. Ir kad jisai vėl suteiks žmonėms galimybę gyventi toje naujojoje žemėje. Bet toje naujojoje žemėje gyvens tik tais tie, kurie pasirinks. Pasirinks vėlgi Dievą. Pasirinks ne paslapti kažkokią tai, kur yra siūloma tapti Dievu, kad tau nereikia jokio kito Dievo. Bet pripažins, kad yra Dievas, kad tas Dievas yra gerai, palankiai nusiteikęs mūsų atžvilgiu. Ir kad mes galime juo pasitikėti. Ir valgys nuo to gyvybės medžio. Ir Biblija sako, kad Dievas jiems padovano šitą žemę, taip kaip pačioje pradžioje buvo Dievas sumanyta, ir jie amžinai valdys šitoje žemėje. Ir būtent tas akmuo, kurį karalius matė, simboliškai atskleidžia tą karalystę. Žmonijos istorija nesivystys be galo amžinai iki begalybės, nesustojant. Jinai turi pabaigą ir jinai kažkada tai baigsis. Kada jinai baigsis, mes daugiau apie tai kalbėsime, nagrinėdami kitus Danieliaus pranašystės skyrius, Danieliaus knygos skyrius. Tačiau šiandien aš noriu sugrįžti prie to pagrindinio klausimo. Kaip man tapti tos karalystės piliečių? Nekalbėsiu daug, bet noriu paskaityti Jėzaus žodžius iš kalno pamokslo. Tai turbūt vienas iš įsimintiniausių Jėzaus pamokslų. Mato Evangelijoje jisai užima visus 3 skyrius. Ir žinote, kokie buvo pagrindiniai
patys pirmieji Jėzaus žodžiai. Jie yra užrašyti Mato Evangelijos 5 skyriuje, 3 eilutėje. Aš paskaitysiu nuo 1 eilutės. Matydamas mines, Jėzus užkopė į kalną ir atsisėdo. Prie jo prisertino mokiniai ir Jėzus atvėręs lūpas mokė. Ir štai Jėzaus pamokslo pirmas sakinys. Palaiminti turintis vargdienio dvasią. Jų yra dangaus karalystė. Kada žydai kalbėdavo apie dangaus karalystę, arba sakydavo, dangaus yra taip numatyta, tokia dangaus valia, tas žodis atitiko dabartinį, mes sakytume, Dievo karalystę, arba Dievo yra tokia valia. Bet jie iš pagarbos pačiam Dievui neminėdavo Dievo vardo, bet sakydavo dangus. Tai šiuo atveju, kada Jėzus sako, tokiems žmonėms priklauso dangaus karalystė, ką jisai realiai sako, tokiems žmonėms priklauso Dievo karalystė. Ir mes galime grįžti mintimis prie to, kas buvo Danieliaus apreikšta karaliui Nebukadnecarui, apie tą Dievo karalystę, kuri bus įsteigta ir jinai gyvos per amžius. Atkreipkite dėmesį, ką Jėzus sako, kam priklauso ta dangaus karalystė. Jėzus sako, dangaus karalystė priklauso tiems, kurie turi vargdienio dvasią. Originale tas žodis vargdienio dvasia arba vargdienis, išvertus į lietuvių kalbą jau taip grubiai ir tiesiogiai reikštų ubagas. Ką Jėzus sako, palaiminti dvasios ubagai. Tokiems bus dangaus karalystė, tokių yra dangaus karalystė. Kartais mūsų visuomenėje toks pasakymas, dvasios ubagas, skamba paniekinančiai, bet Jėzus šokiruoja tuometinius klausytojus, sakydamas, kad dvasios ubagams priklauso dangaus karalystė. Mes apie tai kalbėsime šiek tiek daugiau kitų susitikimų metu, bet šiandien aš noriu paminėti, prieš pastatyti tas dvi pasaulėžiūras, kaip jau kalbėjau pačioje pradžioje. Yra viena pasaulėžiūra, kurie sako, kad jūs esate dievai, jūs esate kūrėjai, jūs esate tie, kurie galite kurti, jums nereikia kito dievo. Ir Biblijos mokymas yra tai, kad ne, dangaus karalystė priklauso ne dievams, priklauso ne egoistams dievams, kurie patys savo rankose laiko savo gyvenimą ir neleidžia įtakoti savo gyvenimu didesniai jėgai, kitai jėgai, Dievui kūrėjui. Sako, palaiminti yra tie, arba Luko evangelijų pasakyta, laimingi esate, jeigu esate vargingos dvasios. Dangaus karalystė priklauso ne dievams. Dangaus karalystė priklauso tiems, kurie suvokia savo nevertumą, kurie suvokia, kad yra kūriniai, kurie suvokia, kad vis tik tais yra Dievas, jų kūrėjas, išminties, gyvybės, visų palaimų šaltinis. Viską, ką jisai mums duoda, jisai duoda mūsų geroviai, bet vis tik tais mes negalime tų palaimų priskirti savo ir sakyti, kad viskas iš mūsų ir viskas mums. Dievas duoda, kad mes džiaugtumėmės gyvenimu. Bet mūsų širdis yra mūsų vidus, mūsų dvasia yra priklausoma nuo to, ką Dievas mums duoda. Ir tokiems yra dangaus karalystė. Taigi antras Danieliaus knygos skyrius. Kas žino paslaptį? Dievas, kūrėjas, jisai žino paslaptį. Ir kokią paslaptį jisai atskleidė karaliui? Kad istorija vis tik tais kažkada baigsis. 5 karalystė bus amžinoji karalystė. Biblija pasakoja daugiau apie tai, kas yra ta 5 karalystė. Ir kiekvienas iš mūsų esame kviečiami tapti jos piliečiais. O jos piliečiais, anot Jėzaus, gali tapti tik tais tie, kurie supranta, kad viskas iš Dievo, viskas Dievui. Kad Dievas egzistuoja, mes nesame dievai. Ir tame pripažinime, suradime savo vietos ateina palaima. Ir tegu lydi tą palaimą kiekvieną iš mūsų, kas surandame tą savo vietą po kūrėjo saulę.